Buvusi Ukrainos prezidento biuro vadovą Andrėjų Jermaką vis dėlto pasiuntė už grotų – 60 dienų. Šiandien ryte gegužės 14 Ukrainoje įvyko tai, kas dar prieš metus atrodė visiškai neįmanoma. Aukščiausiasis antikorupcinis teismas priėmė sprendimą suimti Andrėjų Jermaką. Žmogų, kuris de facto pastarosius kelerius metus valdė Ukrainą ir koordinavo jos santykius su vakarais. Suimtas 60 dienų su galimybė išeiti už užstatą, kuris siekia 140 milijonų grivinų, arba tai yra apie 3,5 milijono JAV dolerių. Pats Jermakas anksčiau teigė, kad tokių pinigų neturi, o šiandien pridūrė, kad turi pakankamai turtingų draugų, kurie padės jam išeiti iš arešto. Na ir šiuo laiku, kai įrašinėjame šią laidą, jau surimta šiek tiek daugiau nei 14 milijonų grivinų. O kas bus toliau, už tai apie tai jau pakalbėsime. Mano vardas Aleksandras, Aleksejus Pečijus. Pakalbėkime apie tai kartu. Bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka šiam įrašui, parašyti bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu ir užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Pečij News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi aukščiausiasis antikorupcinis Ukrainos teismas 60 dienų suėmė buvusi prezidento biuro vadovą Andrėjų Jermaką pinigų plovimo byloje. Tuo pačiu jam buvo suteikta galimybė išeiti už užstatą – 140 milijonų grivinų. Kol bus sumokėta užstato suma, jis bus laikomas tardymo izoliatoriuje. Ir štai pagal Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro duomenis, Jermakas gali būti susijęs su neteisėtai įgytų lėšų legalizavimu. 460 milijonų grivinų, kurios buvo panaudotos kotedžų miestelio dinastija statybai prestižinėme Kozino rajone prie Kijevo. Jam gresia iki 12 metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. Ir štai ką po tokio sprendimo sako pats Andrijus. Jermakas. Reiškia, teisėjas paskelbė sprendimą taip. Ikiteisminio tyrimo teisėjas nusprendė iš dalies patenkinti Nabų detektyvo prašymą taikyti įtariamajam Jermakui kardomąją priemonę – suėmimą 60 parų nuo faktinio jo sulaikymo momento. Nustatyti užstatą įtariamajam 140 milijonų grivinų sumai, nors Nabų prašė 180. Teisėjas pridūrė, kad užstatą gali sumokėti tiek pats įtariamasis, tiek kiti asmenys. Jermakas iš karto pareiškė, kad neturi reikiamos sumos užstatui ir ieškos pinigų tarp draugų bei pažįstamų. Kaip jis pareiškė, cituoju, aš lieku Ukrainoje, neturiu ko slėpti. Na, nors o kaip kitaip, jei esi tardymo izoliatoriuje. Na ir jis dar kartą atmetė kaltinimus kaip nepagristus. Beje, Ukrainos prezidento biuro šalininkai dabar tvirtina, kad visa tai yra Rusijos informacinė operacija, skirta daryti spaudimą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Ir iš karto jie pradeda apeliuoti į tai, kad neva žiūrėkite, rusai maksimaliai išpučia korupcijos skandalą, o štai Ukrainos žurnalistai ir tinklaraštininkai perima šią tendenciją ir akivaizdžiai dirba Kremliui prieš prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Nors pabrėžiu, pats Volodymyras Zelenskis, pasak Nabų atstovų, šiame tyrime neminimas. Kodėl? Todėl, kad nacionalinis antikorupcijos biuras neturi įgaliojimų vykdyti tyrimų prieš prezidentą. Čia taip pat prezidento biuro šalininkai prideda ir buvusios Volodymyro Zelenskio atstovės spaudai Julijos Mendel interviu Takeriui Carlsonui, bet nesikartosiu. Pažymėsiu, kad savo Telegram kanale Pečij News jau išsakiau savo nuomonę apie šį interviu, kas už juos slypi ir kodėl jis pasirodė būtent dabar. Iškart pasakysiu, jokios didelės sąmokslo teorijos čia visiškai nematau. Bet pabandykime ramiai išanalizuoti šią situaciją. Jermako kaltino dalyvavus plaunant 460 milijonų grivinų, tai yra daugiau nei 10 milijonų dolerių. Pagal tyrimo versiją, pinigai buvo skirti prabangių vilų statybai prie Kijevo, užstatas 3,5 milijono dolerių. Ir jis sako, kad ieškos pinigų tarp draugų. Na tai arba tiesa ir tada jis iš tikrųjų neturi tokių pinigų prieinamoje vietoje, kas rodytų tyrimo neteisingumą. Ir pasakys, kad Jermakas iš tikrųjų nekaltas, arba Jermakas tiesiog neturi švarių pinigų. Ir tada pats faktas, kad neįmanoma rasti užstato, tampa netiesioginių kaltinimo įrodymų. Na, pažiūrėsim, kaip greit Jermako draugai stos už jį. Deja, jei užstatas bus sumokėtas, Jermakas bus paleistas iš tardymo izoliatoriaus, bet jam bus paskirtos kelios procesinės pareigos. Na pavyzdžiui, jis turės atvykti pas tyrėją, prokurorą arba į teismą pagal pirmą kvietimą. Pranešti jį pakeis gyvenamąją vietą ar darbą, jam bus draudžiama palikti miesto ribas be specialaus leidimo. Jis turės perduoti saugojimui visus pasus kelionėms į užsienį, diplomatinius pasus ir bet kokius dokumentus leidžiančius išvykti iš šalies. Privaloma nešioti elektroninę stebėjimo priemonę.
Taip pat Jermakui griežtai draudžiama aptarinėti bylos detalės su kitais įtariamaisiais ir liudytojais. Tarp jų Aleksejus Černyševas, Timūras Mindičius, Veronika Nikievič, beje Rustemas Umerovas ir taip toliau. Dabar pilnas bylos vaizdas, nes be jo neaiškus mastas. Primenu, NABU ir SAP teigia, kad Jermakas įtariamas dalyvavimu organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, kuri per elitinio gyvenamojo projekto statybas prie Kijevo išplovė apie 460 milijonų hryvinų. Tai yra kotedžų gyvenvietė dinastija Kozine. 8 hektarai vilų ir net spa centras turėjo būti pastatyti ten. Pagal Baudžiamojo kodekso 209 straipsnio 3 dalį numatyta sankcija iki 12 metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. Ne paties Jermako įtariami ir vicepremjeras Aleksejus Černyševas bei verslininkas Timūras Mindičius. Pastarasis pirmą kartą pateko į NABU akiratį dar 2025 metų lapkritį. Jis buvo kaltinamas otkatų schema Energoatome už $100 milijonų. Ir čia labai svarbi detalė. Tyrimas energetikos ir gynybos srityse vis dar tęsiasi. Tai yra Midas byla ir ši istorija su šia gyvenvietė dinastija tai ne pabaiga, tai tik pradžia. Tikrinamos gynybos įmonės susijusios su Mindičiumi, įskaitant įmonę Fairpoint. Kita vertus, ir tai taip pat verta paminėti bei įvertinti. Visa ši byla kilo ypač jautrių momentų Ukrainai, kadangi Kijevas toliau siekia karinės ir finansinės paramos iš savo vakarų sąjungininkų. Tačiau kita vertus, priminsiu, kad praėjusiu metu Liepą Ukrainos vyriausybė priėmė prezidento įstatymą, kuris faktiškai apribojo NABU ir SAP nepriklausomybę. Klausimas, kam visa tai buvo daroma? Iš esmės, jei tas įstatymas būtų galiojęs, NABU apskritai nebūtų galėję vykdyti tokių nepriklausomų tyrimų, nes jie būtų buvę po Ukrainos saugumo tarnybos priežiūra, kuri visiškai pavaldi Ukrainos prezidentui. Tada prasidėjo protestai ir Volodymyras Zelenskis buvo priverstas atšaukti įstatymą bei atkurti antikorupcinių institucijų nepriklausomybę. Priminsiu, tada JAV senatoriai Šachinas ir Grehemas paskelbė griežtą pareiškimą, pacituosiu. Vienas iš dažniausiai naudojamų argumentų nutraukti paramą Ukrainai yra tas, kad ji paskendusi korupcijoje. Po to NABU ne tik tęsė darbą, bet ir smogė pačiai prezidento administracijos viršūniai. Dabar svarbiausia, ar Jermako areštas yra signalas iš Jungtinių Amerikos valstijų arba Donaldo Trumpo administracijos. Zelenskis iki šiol viešai nieko nekomentavo šio klausimu, jis pasirinko tylos strategiją. Jo spaudos tarnyba pareiškė, kad kol kas per anksti komentuoti šią temą. Na, tai savaime yra atsakymas. Jei valdžia norėtų ginti Jermaką, ji tai padarytų viešai ir nedelsdama. Bankumos tylėjimas taip pat yra pasirinkimas, ir šis pasirinkimas daug ką pasako. Kas bus toliau? Mano nuomonė, čia yra 3 scenarijai. Pirmasis. Jermakas artimiausiamis dienomis suranda 140 milijonų hryvinų, išeina su apyranke, byla tęsiasi mėnesiais ar net metais. Antrasis scenarijus. Pinigų nėra, jis sėdi tardymo izoliatoriuje, 60 dienų tyrimas toliau gilėja, ypač gynybos srityje. Ir tada Jermakas gali įtraukti dar kitus asmenis arba tapti savotišku didžiuoju kankiniu. Trečiasis scenarijus – tai apeliacija. Ir Jermako advokatai jau pareiškė, kad skųs sprendimą. Tai taip pat užtruks laiko, tačiau antikorupcinis procesas jau pradėtas ir jį sustabdyti dabar daug sunkiau nei pavyzdžiui prieš metus, kai bandė prastumti tą įstatymą dėl NABU ir SAP nepriklausomybės. Tiksliau, atimti tą pačią nepriklausomybę iš antikorupcinių institucijų. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai, paaukoję bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus pateiktus šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas. Saugokite save, viso gero visiems.